Na, aš tyrinėju Mėnulį, todėl apie jį norėčiau jums ir papasakoti. Mėnulis iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip paprasta planeta, bet ir nėra paprasta. Kartais per Mėnulio pilnatį žmonės gali pradėti vaikščioti per bėgus. Jie vadinami vampyrais, vilkolakiais ir lunatikais. Manau, visi girdėjote pasakojimą apie grafą Drakulą. Kaip jis per pilnatį eidavosi gerti žmonių kraujo, bet visi sako, kad ši istorija pravalyta. Taip teigia ir mokslininkai. Kiek metų gyvena tas Drakulos? Drakulos. Apie 100-200. O Jėzau! Aš tai manau, kad kaip aš žiūrėjau tenai filmą, bet tai tenai jie gyvena visą amžių, jie kažkaip ten net jie gyvena šitai. O kas pirmas žmogus nuskridęs į Mėnulį? Neilas Armstrongas. Ar daro poveikį Mėnulį Žemė? Gali sukelti nuotolius. Tokia trauka ir galima priėjus prie vandens matyti, kad jis, kai būna pilnatis, platėja. Vanduo plečiasi. Kai vyksta saulės užtemimas, tai Mėnulis mums užstoja saulę ir dėl to nematome saulės. O kai vyksta Mėnulio užtemimas, tai Žemė atsiduria tarp Mėnulio ir saulės. Ir saulė šviesdama, lūžta aplinkui Žemę ir tik tais lūžės spinduliai pasiekia Mėnulį. Čia galime įsivaizduoti, kad čia tarkim yra Mėnulis, čia yra Žemė, čia yra saulė. Tai per saulės užtemimą, tai Mėnulis atsiduria čia vidury tarp saulės ir tarp Žemės. Ir mes matom tik tais tą žiedelį, kuris netyčia patenka pro Mėnulio tą kraštą. O kai būna Mėnulio užtemimas, tai Mėnulis, kur čia dabar? Mėnulis, tarkim, atsiduria šičia ir Žemė yra tarp šitų dviejų objektų. Ir tuomet saulės šviesa keliauja, kadangi saulė yra didesnė už Žemę, tai dalis jo šviesos patenka iki Mėnulio. Ir mes matom tą atspindėtą šviesą. Aš jums papasakosiu apie Saulės sistemos planetą Marsą. Jis kitaip vadinamas raudonąja Saulės sistemos planeta. Jame ne tik kažkada buvusi gyvybė, tačiau ji vis dar yra. Mokslininkai tai jau ištyrė. Taip pat jame atrasta ir slaptų urvų, kurie turi visiškai savitą ekologiją. Marse yra ir augalų, su kurių pagalba žmogus gali gauti pakankamai deguonies savo išgyvenimui. Taip pat Marse yra ir geriamo vandens. Marse dažnai vyksta smėlio audros. Nuo 2020 metų pradės skristi pirmasis erdvėlaivis į Marsą, todėl ir mes galime tapti marsiečiais. Jo, ten skraidint savanoriai. Jo, ten ir maistą siūs. Kodėl Marsas vadinamas raudonąja planeta? Todėl, kad kaip Žemėje yra vanduo ir žemėlapyje jinai pažymėta kaip mėlyna spalva, tai todėl Marse ten oranžinė žemė, oranžinis paviršius, todėl ir vadinamas raudonąja planeta. Sveiki, aš esu Karolina. Aš jums papasakosiu apie kosmonautę Laiką. Nors ir šunų skridimas į kosmosą gerokai išplėtė žmonių žinių ratą, bet šunims tai buvo baisus išgyvenimas, niekuo nesiskiriantis nuo bet kurio kito laboratorinio eksperimento. Iš pradžių dar į dausas iššaunant garsiąją Laiką, tarybiniai mokslininkai į daugiakopes raketas pasodino šunis aprengtais skafandrais ir paleido į nedidelį aukštį. Skrendant matavimo prietaisas matavo šuns pulsą ir kvėpavimą. Palydovas, Laikos kalėjimas ir mirties kamera nebuvo pritaikyta grįžimui į Žemę. Po 4 dienų seko baterijos palaikančios orą ir šunelis nusibaigė. Tiesa, tai tik pradinė versija. Dabar manoma, kad tas 5 valandas viskas normalizavosi, o po to pakilo drėgmė. Kosmonautė Laika pavergė viso pasaulio žmonių širdis. Kokie pirmieji šuniai įskridė į Mėnulį? Belga ir Strelka. O jis, liko gyvas, jisai kaip nuskrido į tą kosmosą, ar parskrido atgal? Jis po 4 dienų seko baterijos palaikančios orą ir jis nusibaigė.